Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video tęsiu temą apie matomumo nustatymus. Tai visų pirma paimsiu, gal pažymėsiu šitas matomumo dėžės, paspausiu Hide in View Elements ir tiesiog užgesinsiu šiame vaizde tuos elementus. Ne? Tai vienas iš tų dalykų, turbūt kalbėjau ir kitam video apie tai. Dabar iš Properties lango vaizdo. Tai didžiąją dalį savybių čia peržvelgiau, tačiau yra labai svarbus toks dalykas kaip disciplina ir pas mane jinai pažymėta structural, konstrukcinė. Jeigu aš ją pakeisiu, pavyzdžiui, į architectural, pamatysite, kad staiga mano prikabintam Revit modelį atsirado papildomas sienos. Kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra architektūrinės sienos. Ir jeigu dirbate, gaunate Revit failą iš architektų, labai gali būti, kad pertvaros bus užmėtos kaip architektūrinės sienos. Gali būti ir netvarkingas modelis, tiesiog nepastebėsit, kad modelis turi sienų. Todėl, kai prisilinkinat failus, reikėtų pasibandyti įsijungti kitą discipliną, architektūrinę, arba rekomenduočiau naudoti coordination, kuri rodo visus elementus praktiškai, neskirsto jų į konstrukcinius ir architektūrinius. O, pavyzdžiui, šitą sieną pažymėjus, jinai yra structural, konstrukcinė. Tačiau būtų galima ją išjungti ir jinai taptų architektūrinė, konstrukcinės disciplinoje jinai nebesimatytų. Tai labai svarbu, nes galit, tarkim, praleisti kažką, ne? Tai kitos disciplinos irgi, kas nors bus įjungęs, pavyzdžiui, kokį nors mechanical ir jūs bandysit kažką pažymėti, pavyzdžiui, koloną ir niekaip negalėsit ir galvosit, kas čia darosi. Tai tiesiog atkreipkite dėmesį, kas čia nustatyta. Na, čia yra ašių rodymas, kuriam lygyje nustatymai 3D vaizde, bet čia netiek svarbu. Yra dar toksai svarbus dalykas kaip fazės filtrai. Tai labiau naudojama, kai yra daug pastatų arba rekonstrukcijos ir ten, žodžiu, būna esami, būsimi, kitoj statybų fazėje bus statomi elementai ir panašiai. Tai matau, kad naudojami jie yra, kai susiduriu su kitais projektuotais, tačiau pats jų niekad nenaudojau, tačiau irgi reiktų turėti omeny, čia gali būti prikeitaliota visokių nustatymų. Pavyzdžiui, pakeičiau fazę į kitą, kad tai yra egzistuojanti konstrukcija ir vėl matomumo kažkokį nustatymą pasikeičia. Tai tiesiog irgi stebėkit, ar čia nėra padaryta kažkokiu tai pakeitimu šituose nustatymuose, nes irgi gali turėti įtakos matomumui. Paskui yra matomumo, kaip mes naudojame Visibility Graphics Overrides, ar ne, tai gali būti panaudoti ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, mes galime tiesiog vieną elementą pažymėti ir panaudoti tokį override by element, by category, vienu žodžiu, užrašyti pasirinktiems elementams kažkokius nustatymus. Pavyzdžiui, aš pažymėjau šitą sieną, ir standartiškai ką aš čia padarysiu, ką naudoju per video, ne, kad būtų aišku. Pavyzdžiui, tiesiog šitai sienai vienai pakeičiau nustatymą. Atsidarot projektą, susidurėt su kitais projektuotais ir kas čia darosi, ne, kodėl čia taip yra. Nėra jokių filtrų, jokių worksetų ten priskirta, šičia tik tai kategorijai nusistato, ne, ir staiga vienas elementas kažkoks kitoks. Tai galit su to susidurti, bet ir patiems kartais praverčia, pavyzdžiui, paimti ir pakeisti. Pavyzdžiui, aš dirbau, nes pabaigiau šitą sieną, suarmavau, padariau brėžinį, aš galiu tiesiog pasižymėti dėl kažkokio vizualumo, nustatyti jo spalvą ir tarkim jinai pabaigta, arba galiu kažkam, kai siunčiu kažkokią informaciją, screenshotą ekrano ir noriu pabrėžti, kad kalbu būtent apie šitą elementą, galiu irgi tokį laikiną pasidaryti. Įvairių galima panaudojimų susigalvoti. Šiaip čia architektai gal labiau naudoja, bet gali būti irgi toksai dalykas, kad, pavyzdžiui, elementų mes galime pakeisti, pavyzdžiui, paviršių, apply paint ir ten, pavyzdžiui, parinkti vieną tik tai paviršių ir, nežinau, ten pakeisti jo kažkokią tai
medžiagiškumą. Ja. Tai va dabar čia irgi pakeičiau tik tai vieną paviršių su šita komanda. Nu, tai čia tokių gal ir daugiau galima prirankiot, bet esminiai tai, kad galima užrašyti vieną elementą, ne, čia discipliną ypatingai reikia atkreipdėmės. Paskui, jeigu dirbame su 2D elementais, ne, tai galbūt va čia atidarysiu 2D vaizdą, ne, kažkokią detalę standartinę. Ir čia, pavyzdžiui, aš galiu su šito mygtuku išjungti. Paprastai dirbam, kad patogiau būtų visos linijos vienodo storio, tačiau kai braižom, pavyzdžiui, detalę, svarbu, kad būtų kažkurios storesnės ar plonesnės, ne, tai įsijungus šitą matomumą, aš galiu matyti, kurios linijos bus storos, spausdinant, kurios bus plonos, ir kai braižau liniją, tiesiog galiu pasirinkti, koks tos linijos tipas, ne, ir matysiu iš karto, koks jos storis, pavyzdžiui, šitos linijos ir šitos, ne, tai matosi iš karto storiai. Tai šitas gana svarbus, nors dažniausiai laikau išjungtą, tačiau dirbant su 2D elementais gana dažnai įsijungiu. Šitoj detaliai taip pat matysit, pavyzdžiui, yra sukurta šeima, breakline, nutraukimo linija, ne, ir, pavyzdžiui, jos viduj yra štrichas įdėtas ir, pavyzdžiui, čia dabar juodoj Revito temoje atrodo, kad čia pilka, bet iš tikrųjų čia yra kaip ir balta spalva, tiesiog skirta šitoms linijoms uždengti, ne? Tai kai spausdinsiu, pavyzdžiui, matysis tiesiog nutraukimo linija ir nesimatys tų linijų už nugaros. Šitie elementai beje gali būti siunčiami pirmyn atgal, tai pavyzdžiui, aš nusiunčiau atgal ir jis nebeuždengia tų elementų, ne? Tai čia panašiai kaip Word'e gal yra tokia funkcija ar PowerPoint'e. Tai va, tai šitie dalykai, paskui paimti, pavyzdžiui, aš būsiu antram lygyje, ne, ir turiu kažkokius elementus ir dėl kažkokių priežasčių man reikėtų pakeisti tam tikrą vaizdavimą vienos linijos. Tai, pavyzdžiui, aš galiu pažymėti va šią komandą, line work, linijų redagavimas toksai. Tai paspaudus šią komandą aš galiu pasirinkti linijos tipą, kokį norėčiau naudoti vietoj esamos, kuris standartiškai rodoma, ne. Pavyzdžiui, aš pasirinksiu invisible lines. Ir, pavyzdžiui, čia turiu šitą punktyrinę liniją. Na ir vėl, jinai veikia su pažymėta visa linija, ne? Tai čia gali būti ir daug linijų, pavyzdžiui, šitoj vat vietoj bus galbūt daugiau tų linijų, bet galiu vienu žodžiu bet kuriai pasirinktai linijai nustatyti naują parinktą tipą, ne? Pavyzdžiui, čia galiu pakeisti. Tai būna kartais detalizuojant, neužtenka to standartinio uždengimo, norime kažką kitaip būtent pavaizduoti, tai galime panaudoti tokį dalyką. Dar vienas toks įdomus dalykas, pavyzdžiui, su pjūviais yra, kad pjūvis turi tokį nustatymą hide at scales coarser than, tai reiškia stambesniam mastelį negu 1:100 šitas pjūvis bus paslėptas. Tai, pavyzdžiui, padarysiu, kad šitie pjūviai būtų paslėpti prie, pavyzdžiui, jeigu bus stambesnis mastelis negu 1:20, jie nerodomi, ne? Tai va dabar 1:50 jų nesimato, jungsiu 1:20 ir jie jau vėl matos. Tai vėl gali būti panaudojama kažkokių detalių, pavyzdžiui, pjūvių aš nenoriu plane matyti, tai jie galėtų turėti tokį nustatymą, o visi kiti pjūviai turėtų, tarkim, 1:100 nustatymą, ne? Tai galbūt čia tokia, bet tiesiog nenustebkit, kad nematot, pavyzdžiui, pjūvių, ar ne, aš šitam vaizde esu ir nebematau tų pjūvių, tai vat kas gali atsitikti ir kokia to gali būti priežastis. Ir dar kalbant apie discipliną, ne, tai jeigu mes esam ir 2D vaizde, irgi svarbu disciplina dėl paslėptų linijų rodymo. Pavyzdžiui, dabar yra konstrukcinė disciplina ir matosi mano rygelis po apačia punktyrinė linija, po šitų elementų apačia, jo. O jeigu aš jungsiu architektūrinę discipliną, matysite, kad nebesimato tos linijos apskritai.
Tai vat šitas disciplina taip pat turi įtakos paslėptoms linijoms ir mes dar taip pat galime nustatyti, kad rodyti viską. Tai pavyzdžiui, matysiu net ir vidinės konstrukcinio rėmo elementų linijas. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju kiaurimėtos perdangos plokštės, ar ne? Arba by discipline. Tai gali būti pagal discipliną arba tiesiog nerodyti jokių paslėptų linijų, nežiūrint disciplinos. Pavyzdžiui, net ir konstrukciniai disciplinoj šitų nesimato. Tiesa, taip pat ir pjūviai, pavyzdžiui, konstrukcinė disciplina, jungsiu architektūrinę, neberodo konstrukcinių pjūvių šitame vaizde. Tai vat keletas tokių niuansų, kaip galima tvarkyti papildomai matomumus ir kas gali atsitikti, kodėl galit kažkokių dalykų nematyti. Tai va tiek papildomai norėjau parodyti šiame video, tikiuosi padės susigaudyti Revit matomumo nustatymų labirinte. Iki.